Sveiki! Šiandien nusprendėme paklausinėti Akmenės rajono žmonių, ką jiems reiškia lietuvių kalba. Tai pats pagrindas lietuvių kalba. Kalbėti lietuviškai. Tiesiog taip. Taip. Kaip gimtoji kalba. Gimtoji kalba. Gimus augusi, kodėl. Lietuvių kalba? Taip. Nu, kaip daug ką reiškia mano gimtoji kalba. Tai tiesiog. Tiesiog. Graži kalba. Jo. Daug. Valstybinė kalba. O jums, ponia? Nu taip, lietuviai. Esam. Mes gimę. Neturėtumėm kalbos, tai mes neaišku, kaip kalbėtumėm dabar. Taip. Tai gimtoji kalba. Taip kaip ir kiekvienam piliečiui turbūt tai reiškia būtent tai, kad aš esu lietuvis, kad aš gyvenu savo šalyje. Kad tai yra mano gimtoji kalba ir aš ją galiu didžiuotis. Tai, kad šitas žodis, sakykime, kilęs irgi lietuvių kalba, Lietuva, jie žino pasaulyje ir sportininkų, žino ir labai išsilavinusių žmonės ir visą istoriją. Ai, ne, kad nelabai. Ne, nevartojate. Nu, nebent pykčia atveju pasitaiko. Stengiatės taisyklingai kalbėti. Jos taisyklingai. Kada užpykstam pasitaiko, aišku, Pasitaiko. nepaneigs. Spartonus. Nu, keiksmažodžiai rusiški visokie. Nuretkarčiai. Būna. Keiksmai visokie būna. Būna. Jeigu dar labai stipriai prinervuosi, neaišku, kaip čia bus. O šiaip aplamai žinučių nelabai mėgstu rašyti, o jeigu rašau, tai lietuviškai. Kad ne, aš tai ne. Kaip trumpinius, patį žodį sutrumpinam kartais, o... Trumpinam. Sutrumpinam būna. Gerai. Bet tai, kad specialiai trumpini tam žodžiui, tai tokio nenaudoju. Ne, Nerašau. senamadiškas užskambino. Gerai. Trumpinat žinutės? Trumpinu. Trumpinate, ne? Iš dukros išmokau. Gerbkime. Branginkime Tausokime. savo Gimtąją kalbą.